Sveiki! Jeigu matote šį video, vadinasi esate įsigiję Siucai palankių dienų kalendorių. Dabar aš jums trumpai pateiksiu instrukciją, kaip juo naudotis. Tad dalinuosi ekrane, kur įsivaizduoju, kad aš tą kalendorių gavau į elektroninį paštą, kaip dažniausiai ir būna. Čia yra mano elektroninis paštas, matote laišką Siucai kalendorius 2025 metai. Aš atsidarau paštą, jame randu nuorodą į Google diską. Paspaudžiu tą nuorodą ir atsidarys kalendorius. Štai jūsų kalendorius, pavyzdys bus ant mano kalendoriaus, dabar pademonstruosiu, kaip jo naudotis. Tai yra Excelio failas, kurį jūs galite įsikelti kompiuteryje ant pagrindinio ekrano arba desktopo. Taipogi, jeigu atidarinėsite šitą laišką telefone, tai rekomenduoju naudoti Google Sheets arba Google skaičiuoklių programėlę, nes tokiu atveju gerai persijungia kiekviena diena, atsinaujina jis kiekvieną dieną, nes skaičiai, kuriuos matysite čia, keisis kiekvieną dieną. Taigi pradedam. Imu kaip pavyzdį 25 metų kalendorių, kadangi šiuo metu turim 25. Ir man svarbu, kad jisai veiktų teisingai ir rodytų teisingas datas, nes į ateitį yra šiokių tokių niuansų, nes jis pradeda veikti tik tai nuo, tarkim, 26 metų, kalendorius veiks tik tai nuo sausio 1 dienos, taigi rodau ant 25. Čia yra metai šie kalendoriniai, čia yra mano gimimo data, čia yra šiandienos data, spalio 8. Atkreipkite dėmesį, kad ta data, datos formatas bus nuo dienos iki metų. Dabar toliau, ką jūs matote pirmuose stulpeliuose ir eilutėse. Tai yra mano asmeniniai metai dabar, tai reiškia 2025 metai, kalendoriniai metai nuo sausio 1 iki gruodžio 31. 9 metai ir aprašymas, trumpas aprašymas, kas tais 9 metais vyksta ir kas yra svarbu. Iš viso yra 9 ciklo metai, taip kad mano šitie metai yra baigiamieji ir plačiau apie metus jūs visada galite pasiskaityti apačioje skirtuke asmeniniai metai. Aš dabar jį atidarysiu ir jūs pamatysite, kad čia yra informacija apie visus 9 metus. Tai reiškia, jeigu jūsų dabar yra 9 asmeniniai metai, va čia aš skaitau plačiau apie tai, ką man svarbu šiemet padaryti, tai kitais metais man bus pirmieji. Jeigu aš noriu užbėgti už akių ir pažiūrėti, apie ką man bus sekantys metai, aš einu į viršų ir skaitau apie pirmuosius metus. Tai mano bus 2026. Grįžtam į kalendorių. Šitie metai nesikeis, nes kalendorius yra tik metams sudarytas. Šitas skaičius turi būti vietoje. Dabar asmeninis mėnuo irgi turi 9 mėnesių ciklą. Reiškia, pas jūs gyvenime pagal Siucai metodiką bus ne 12 mėnesių, o 9 mėnesiai. Ir po 9 mėnesio eina vėl pirmas mėnuo. Todėl pas mane spalio mėnuo gavosi pirmas. Ir būtent einamasis spalio mėnuo, nes mes matom, kad šiandien spalis, man yra pirmasis mėnuo. Tai yra energijos vienetuko veikia mane visą spalį. Trumpai labai pliusai P, minusai M yra parašyta čia, tai yra apie ką yra pirmas mėnuo, apie sprendimų priėmimą, apie protinę energiją, draugiškų sprendimų priėmimą, strategiją, kažko naujo pradėjimą. Ir jeigu aš esu minuse, tai yra neturiu energijos arba ją švaistau, tai arba nesirealizuoju, tai bus savanaudiškumas, idealizmas, despotizmas. Dabar, kur plačiau pažiūrėti apie mėnesius, atskiro skirtuko nėra, bet visada rekomenduoju, lygiai kaip ir apie metus, apie mėnesius skaityti atsidarius asmeninių metų skirtuką, kurį jau rodžiau, ir ten pasiskaityti apie vienetuką ir pasižiūrėti, apie ką man šitas mėnuo. Nors čia yra metų energija, tačiau mėnesio energija veikia taip pat tiesiog mažesniu ciklu. Tai reiškia mėnesio bėgyje. Lapkritis man jau bus antras mėnuo, vadinasi lapkritį, man čia jau atsiras dvejetukas vietoj vieneto, gruodį trejetukas ir taip toliau. Dabar asmeninė ir bendra diena. Mano atveju jos sutampa, pas jūs labai dažnas
Dažnas atvejis, kad nesutaps. Reiškia, kada kurią dieną žiūrėti ir kada kuri svarbi. Asmeninė diena yra jūsų pagal formulę paskaičiuota diena, kuri veikia būtent jūs. Tai yra jūsų asmeniškai energija, kuri jums sako, ką geriausia šiandien daryti. Bet ji netinka, tiksliau, ji netiek svarbi, kai jūs turite reikalų, sandorių, projektų su kitais žmonėmis. Tada jūs žiūrėsite jau į bendrą dieną. Tai dabar asmeninė, kada mes žiūrime visada, galime pažiūrėti ir iš vakaro, planuojant savo sekančią dieną ir galvojant, ką man sekančią dieną geriausia padaryti. Arba šiandien, tarkim, ryte aš atsikėliau, žiūriu, kad mano asmeninė diena 9 ir galvoju, ką aš galiu šiandien nuveikti. Tai čia yra parašyta mechaninis veikimas, idėjos, 9 energija, galimybės veikti svarbu, ne? Emocijas valdyti ir tarnystės energija. Tai čia pliuse. Aš galiu, reiškia, generuoti idėjas, tarnauti žmonėms, atsiveria naujos galimybės, turiu veikti, turiu valdyti emocijas. O minuse gali būti įniršis, paranoja, naivumas arba griūties energija, kai aš griausiu vietoj to, kad statyčiau, ne? Nes 9 yra apie pabaigą. Dabar apie asmeninę dieną, lygiai kaip ir apie bendrą, tuoj papasakosiu apie bendrą, jūs žiūrite skirtuke apačioje bendra asmeninė diena. Atsidarote skirtuką ir skaitote, jeigu mano diena yra 9, tai aš skaitau, ką man per dieną 9, va čia svarbu nuveikti. Ir aš žinau, kaip mane veiks tos dienos energija, kokia bus mano nuotaika galimai ir ką man svarbu padaryti, o ko negalima daryti. Ne, pavyzdžiui, nepatartina pasirašinėti sutarčių, ne, gera diena labdaringai veiklai, nepasiduoti emocijoms, išlikti ramiems, gali būti karinga energija. Dabar keliaujam į bendrą dieną. Bendrą dieną mes apskaičiuojam sudėdami visą šiandienos datą iki vieno skaičiaus. Ir bendra diena galioja mums visiems, nepriklausomai nuo duotybių, nuo gimimo datų. Ir bendra diena svarbi, kai jūs veikiate kažką, kur dalyvauja kitas žmogus. Pavyzdžiui, jūs važiuojate į susitikimą, jūs naują projektą inicijuojate, jūs perkate, parduodate, sudarinėjate bet kokį kitą sandorį, darbinatės, perkate nekilnojamą turtą, registruojate nekilnojamą turtą arba įmonę, darotės operaciją, lankotės pas gydytoją. Visur, kur dalyvauja kitas asmuo, jūs turite žiūrėti į bendrą dienos energiją ir paskaityti, apie ką ta diena ir ar tą dieną galite priimti svarbius sprendimus ar ne. Čia yra trumpa informacija, apačioje bendra asmeninė diena skirtuke yra platesnė informacija. Ir skaitau, kad 9 dieną man yra užbaigimo energija, gali būti aukštos emocijos, gerai labdaringai veiklai, bet nepatartina pasirašinėti sutarčių. Viskas reiškia, aš suprantu, kad aš nepriimu šiandien rimtų sprendimų ir neplanuoju kažkokių svarbių reikalų, nes tai yra pabaigos energija. Keliaujam toliau. Toliau mes prieiname jau prie pačio kalendoriaus su spalvomis. Dabar kalendorių jūs matysite 3 spalvų. Raudonas periodas visada bus nepalankus periodas, per kurį nerekomenduojama priimti svarbių sprendimų. Kaip šviesoforo principas, geltonas yra neutralus, bet taipogi nerekomenduojama priimti svarbių sprendimų, o žalias yra palankus sprendimų priėmimui. Dabar, matot, čia ir prierašas bendra diena svarbesnė už asmeninę dieną, nes jūs veikiate pasaulyje kartu su kitais žmonėmis. Dėl savęs ir savo jūs žiūrite į savo dieną, bet dėl kitų, dėl šeimos, dėl bet kokio kito žmogaus arba dalyvaujant jam, jūs žiūrite į bendrą. Dabar čia jūs matote, kiekvieną mėnesį dienos, kaip ir sakiau, bus 1 diena, po to mėnuo, matot, sausio 1, sausio 2, sausio 3. Čia pirmoje eilutėje matysite bendrą dieną, tai yra ta svarbioji, į kurią jums reikia atkreipti dėmesį,
O antroje eilutėje matysite asmeninę dieną. Asmeniniai dienai iš principo jums net nesvarbi spalva, nes ta asmeninė diena vis tiek ateis ir veiks jūs ir jums nesvarbu, ar jinai raudona, ar jinai geltona, ar jinai žalia, jūs tiesiog tą dieną turite tokią energiją. Spalvos jums svarbios bendrai dienai, kai jūs veikiate su kitais žmonėmis. Dabar jūs taipogi tas bendras ir asmeninės, primenu, matote va čia, prie dienų, ar ne? Ir kiekvieną dieną šitos dienos pasikeis į sekančias dienas. Ir čia data lygiai taip pat rytoj bus jau 9 spalio. Taip, tai keliaujam prie kalendoriaus atgal. Ir kadangi šiandien turime spalio 8 dieną, aš einu iš karto prie spalio. Ir žiūrėkit, jūs matote prie mėnesio mažą skaičiuką paryškintą geltonai. Čia yra mėnesio numeris. Mėnesio mano asmeninis mėnuo. Reiškia, man spalis yra pirmas asmeninis mėnuo, aš matau čia vienetą. Žiūrėkit, grįžtu, mes matom, kad asmeninis mėnuo yra 1. Toliau, spalio 8. Kokią mes turim šiandien dieną? 9, bendrą dieną 9 ir asmeninę dieną 9. Pas jūs čia bus ko gero skirtingi skaičiai. Dažniausiu atveju tai būna skirtingos energijos. Ir jūs jau suprantat, kad asmeniškai jūs veiks viena energija, o bendra su žmonėmis bus kita energija. Dabar kaip pasirinkti, kada dienos tinkamos, kada ne? Kaip primenu, atgal grįžtam prie šviesoforo, pradedam nuo raudonos spalvos. Raudonas periodas nepalankus. Vadinasi, tom dienom negaliu priiminėti sprendimų, sudarinėti sandorių, registruoti įmonių veiklų ir bet ko naujo pradėti. Tai yra dienos pasibaigiančios 0. Visos kalendorinės kiekvieno mėnesio 10, 20, 30 diena. Čia jūs matysite, kad jos visos yra raudonos, nepriklausomai nuo skaičių. Jos visos tarsi išbrauktos iš kalendoriaus, nes per jas mes nepriiminėjom svarbių sprendimų. Labai nerekomenduoju rizikuoti. Aš pati savo kailiu išbandžiau, nors daugybės žmonių sukaupta patirtim žinojau, kad tai bus nusinulinimas arba darimas iš naujo. Tai yra dienos nusinulinimui skirtos. Tai yra dienos, kai tikimybė, kad jūsų projektai bus daromi iš naujo, nepavyks arba turės nepalankės pasiekmes. Taip, kad galite išbandyti, jeigu tokia jūsų valia, o galite tiesiog pasiklausyti rekomendacijos ir praleisti jas. Kaip jas praleidžiam? Rasite prie bendros asmeninės dienos pabaigoje 10, 20, 30 parašyta: nepatartina pradėti naujų projektų ir įvykių, priimti sprendimų, didelė tikimybė, kad visi rezultatai nusinulins, didelius pirkinius, sutartis ir paskolas atidėkite kitai dienai. Ką daryti per raudonas dienas? Aš imu išeiginės dažniausiai, aš nekonsultuoju per nulinės dienas, nes noriu, kad žmogus gautų pačią efektyviausią paslaugą. Ir tai yra vidaus savęs valymosi diena, tai yra išorės valymosi diena, pavyzdžiui, tvarkos namuose, tai yra gamtos, meditacijų, procedūrų kažkokių susijusių su kūnu, su pirtimis, labai geri dalykai, visi susiję su organizmo atstatymu, su 5 elementų balanso atstatymu organizme. Toliau, geltonas periodas, matote, jo pakankamai daug. Pradėkim nuo, sakykime, aš sausį kaip pavyzdį paimsiu jų mane, neutralus periodas. Pradėkim nuo vieneto, nes vienetas yra visada geltona diena, tai yra neutrali. Kodėl vienetas yra neutrali? Nes vienete yra labai stipri lyderystės energija. Ir pavyzdžiui, tokią dieną įsteigus įmonę, įvyks konkurencija tarp 2 partnerių, sakykime, yra 2 50 ant 50 partneriai ir jie pastoviai konkuruos tarpusavį, kuris iš jų yra pagrindinis arba svarbiausias. Tai tokia kova dėl valdžios gali būti. Dėl to tą dieną rizikinga priiminėti sprendimus. Dabar geltona taip pat yra ir bendra diena 2. Kodėl? Todėl, kad dvejetas yra apie abejonės. Ta diena
Nepatartina priimti svarbių sprendimų, nes nuolat kamuoja abejonės. Priimsit sprendimą ir kamuositės, ar gerai padariau, ar negerai padariau. Gali jungtis tokios nuolatinės abejonės. Ne? Tai dėl to praleidžiam ir dviejetuką. Toliau, geltona diena yra 4. Bendra diena 4 yra nerekomenduojama, nes visų pirma, 4 yra apie mistiką, 4 yra ta diena, kai vyksta kažkas, ko mes protu negalim suprognozuoti. Tarkim, įvykiai, kuriuos mes patys pritraukiam. Jeigu aš iš namų išeinu blogos nuotaikos, tai tikėtina, kad kažkur dar užsirausiu ir dar susimokėsiu. Pavyzdžiui, bamtelsiu kur nors, ne, su mašina, neduok dievė, nelinkiu, bet būna taip. Jeigu aš išeinu pakylėtas, po sporto, po mankštos, įkvėptas, su šypsena veide, aš greičiausiai pritrauksiu žmonės, kurie man reikalingi mano svajonėms įgyvendinti, mano projektams įvykdyti ir panašiai. Taip veikia tos dienos energija. Bet kodėlgi visgi ji nerekomenduojama, nes mes nežinom, kokią energiją pritrauks kitas žmogus. Nepamirškim, kad kažkokiam projekte ar sandorėje ar operacijoje dalyvauja kitas žmogus. Jo energijos mes negalime numatyti. Be to, 4 yra apie nematomumą. Tai yra, šią dieną įsteigtos įmonės dažniausiai būna nematomos. Jos perka reklamą, jos samdo influencerius ir sako, nesuprantu, kodėl pas mane neateina klientai. O tai yra nematoma energija visatoje, kai klientai nemato mūsų įmonių ir verslo. Tai yra viena nepalankiausių dienų registruoti įmonės. Ir aišku, pavadinimai būna kartais ant 4 lygiai ta pati istorija. Dėl to mes praleidžiam 4. Ateinam prie 5, kuris irgi geltonas. Kodėl? Iš vienos pusės 5 yra apie komunikaciją. Per 5 bendrą dieną aš dažnai komunikuoju savo socialiniuose tinkluose, dalinuosi naujais renginiais, seminarais, kažkokiom naujom žiniom. Tačiau 5 kita pusė arba minusas, kaip jūs matėte jau kalendoriui, yra kova. Vidinė kova savyje arba kova su išorė, reiškia su kitais žmonėmis. Tai kad tos kovos nebūtų, mes ateinam ir 5. Ir atkeliaujam prie 7. 7 yra geltonas, nes tai yra chaoso ir krizės energija. Tai yra irgi didelė nusinulinimo tikimybė, jeigu šią dieną mes pasirinksime kaip sprendimų priėmimo arba sandorių sudarimo dieną. Ypatingai svarbu šios dienos nesirinkti sveikatos procedūroms, nes yra didelė rizika, kad gydytojai gali kažko nepamatyti, padaryti klaidų, tyrimai bus neefektyvūs arba klaidingi. Būkit labai atsargus su 7 ir su medicina. Toliau bendra diena 9 yra pabaigos energija, kaip jau ir minėjau, reiškia, tą, ką aš pradėsiu šitą dieną, greičiausiai pasibaigs net neprasidėję. Ir labai svarbu tą pažymėti, nes, tarkim, yra fiksuotų atvejų, kai žmonės įsigyja būstą bendrą dieną 9 ir tas būstas pradeda reikalauti atnaujinimo, investicijų, pradeda griūti, trupa sienos, kažkas tai sulūžta buitinė technika ir pati esu su tuo susidūrus. Taip kad nesirinkim tos dienos, nes tai yra apie pabaigą. Ir dar 9 yra apie labai aukštas emocijas. Tai kai aukštos emocijos, mes neįsijungiam analizės. Ir sprendimai bus be analizės, o iš emocijų. Tai dabar liko žali periodai. Bet ir iš tų žalių turite būti labai atsargus su 8. Tuo aš prie jo prieisiu. Pradėkim nuo 3. Bendra diena 3 yra palanki viskam. Kodėl? Todėl, kad 3 visada yra analizė ir veiksmas. 3 energija tai yra apie gilų išanalizavimą visos situacijos ir palankaus ir tinkamo sprendimo priėmimą. Tai yra visada palanki energija ir jinai tinkama rinktis bet kokiems reikalams. Nuo sandorių iki operacijų, nuo vestuvių, iki įmonių steigimo ir taip toliau. Dabar bendra diena 6 yra pati palankiausia galima energija viskam, ką tik tai jūs bedarytumėt. Kai manęs klientai klausia,
kada planuoti vestuves, aš rekomenduoju būtent bendrą dieną 6, nes ten yra ir meilė, ir kūryba, ir sėkmė, ir finansai, ir komfortas, ir tarpusavio supratimas. O tai ir yra tie dalykai, kurių reikia, tarkim, kuriant šeimą, ne? Ir be abejo, visiems projektams, visoms naujoms pradžioms, visiems kontaktams su naujais žmonėm ar nenaujais žmonėm, svarbu visi šitie momentai, kuriuos pažymėjau. Taip kad numeris 1, ką visada žiūriu, kai klientas prašo parinkti datą, yra bendra diena 6. Jeigu tą mėnesį nebėra tos dienos, o žmogui reikia greitai, dar žiūriu trejetukus. Bendra diena 3. 8 nerekomenduoju, nors jie čia yra žali, tačiau paskutinių metų tyrimai ir analizė parodė, kad ten, kur mes renkamės 8, viskas bus apie sunkų darbą. Taip kad jeigu norite sunkiai dirbti, galite išmėginti 8, bet šiaip rekomenduočiau apsistoti ties 3 ir 6. Ir dabar kokiu principu mes žiūrim datą, tai pavyzdžiui, žmogus sako, noriu renginį padaryti kokį nors ten, nežinau, apie meilę, apie santykius, gruodžio mėnesį. Aš nueinu iki gruodžio mėnesio ir žiūriu, kada gruodį prie bendrų dienų, viršutiniai eilutėj pas mane bus bendra diena 3 arba 6. Matau, kad gruodžio 3 šešetas, gruodžio 9 trejetas, gruodžio 12 šešetas, gruodžio 18 trejetas, gruodžio 21 šešetas, gruodžio 27 trejetas, o vat paskutinis šešetukas yra nusinulinimo diena. Šitos dienos jau negaliu rekomenduoti, ne? Jinai tarsi išsibraukia. Tai šitos yra dienos, kurias išvardinau, kurios yra palankios gruodžio mėnesį bet kokiems sprendimams svarbiem reikalam. Dabar, ką dar svarbu pažymėti, kad šiame kalendoriuje yra raudoni prierašai, jūs juos matote. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėtume dabar į spalį, tai po spalio mėnesių parašyta, čia yra iš mėnulio kalendoriaus paimti periodai, kurie nelabai palankus svarbiems sprendimams. Tai ir rašoma. Nuo rugsėjo 15 iki lapkričio 13, reiškia beveik 2 mėnesius, patartina susilaikyti nuo svarbių sprendimų priėmimo ir stambių pirkinių. Reiškia pagal mėnulio kalendorių, kuris čia irgi yra įtrauktas, man geriau būtų kokį nors būstą įsigyti arba operaciją darytis tarp lapkričio 13 ir sekantis bus gruodžio 15. Reiškia tą mėnesį. Nuo lapkričio 13 iki gruodžio 15. Ir taip visų metų bėgyje. Mėnuo palankus, mėnuo nepalankus, mėnuo palankus, mėnuo nepalankus. Ar mes naudosimės šiomis visomis rekomendacijomis, priklauso tik tai nuo mūsų. Dabar dar vienas momentas, matot dar vieną skirtuką apačioje, tai yra savaitės dienų atmintinė. Ir atsidarius ją, mes matome, kad čia yra rekomendacijos, ką daryti šią savaitės dieną ir ko nedaryti šią savaitės dieną nuo pirmadienio iki sekmadienio. Tai turime dar ir tokią rekomendacinę suvestinę, ar ne? Tiesiog jūsų patogumui galite ją naudotis. Iš principo tiek norėjau pasakyti jums apie kalendorių. Tikiuosi, kad nieko nepraleidau ir viskas aišku. O metam pasibaigus be abejo kreipkitės į mane, paruošiu kalendorių sekantiems metam. Kuo didžiausios sėkmės ir mano didžiausias patarimas, rekomendacija, patikėkit, kaip veikia šis kalendorius. Labai rekomenduoju naudotis, nes tai yra labai svarbus ir stiprus įrankis. Sėkmės jums ir ačiū, kad esate.